Nebūtina laukti vasaros, kad taptum artistu. Baras artistai. Radio stotis Geras FM. Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Ofiso krepšinis. Štai 15 minutėlių iki 16 valandos ir mes vėlgi susitinkam rubrikoje, kuri vadinasi Ofiso krepšinis. Tie, kas mūsų dar nežiūri tiesiai internetu, staigiai surinkite www.gerasfm.lt ir ten susiradę nuorodą, kur galite stebėti Geras FM video transliaciją gyvai, paspauskit ir matysite mus. Su manimi yra Čiančios atstovas Tomas, sveikas gyvas dar kartą. Sveiki, sveiki. Ir jisai bus trečias mūsų konkurso dalyvis. Priminsiu dar kartą, kad kol kas lyderis yra VSC komandos atstovas Ignas Kalesnykas, jo sąskaitoje 5 taškai. Praeitą kartą Stamperijos žaidėjui Žilvinui Rubliauskui pasisekė kiek mažiau, jisai pelnė 4 taškus. Tomai, užduotis vėlgi labai paprasta. Štai čia mes turim patį geriausią ir patį taikliausią ir sėkmingiausią ofiso krepšį, kurį tau reiks pataikyti. Štai čia yra taurė žyminti liniją, iš už kurios tau reiks mesti, tačiau prieš tai turi 2 kartus apibėgti radio stoties Geras FM stogą laikančią koloną. Tai nebus taip lengva padaryti, kaip atrodo iš pirmo karto. Visam tam turėsi lygiai 1 minutę. Ir žiūrėsim, koks bus rezultatas. Ar pasiruošęs? Žinoma. Na kągi, aš einu, paimsiu chronometrą. Ir 3, 2, 1, pradedam. Tomas bėga pirmą ratą. Bėga antrą ratą. Ir metimas. Nuo lentos yra. Bėgam. Pirmas. Antras, aš priminsiu, kad krepšys nėra taisomas. Taigi, jeigu nusvirsi į šoną. Nėra. Bėgam vėl. Pirmas ratas. Kol kas 1 taškas. Antras ratas. Metimas. Vėl nėra. Pirmas. Iš kitos pusės bėga. Na kągi, bando atsisukti galvą į kitą pusę. Metimas. 2 taškai, taip, bėgam. 38 sekundė eina ir 2 taškai. Kol kas kuklus rezultatas. Trečias. Nėra. Užstringa. Kamuolys užstringa tinklelyje spintoje. 10 sekundžių lieka. 3. Taip, 6. 5 sekundės. 4. 3. 2. 1. Ir viskas. Tomai, kiek taškų tavo sąskaitoje? 4. Ar tai yra geriausias rezultatas? Beveik. Beveik. Kągi, kol kas mūsų lyderis ir toliau išlieka Ignas Kalesnykas iš VSC. Jo sąskaitoje 5 taškai. Norit tikėkit, norit ne. Tai nėra taip lengva, kaip jums atrodo iš pirmo karto. Bet tokį dalyką galite pasidaryti kiekvienas pas save ofise arba namuose. Su jumis buvo Simas ir Tomas iš Čiančios. O mes po vienos dainelės susigirdėsim radio eteryje. Iki kito trečiadienio. Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Radio stotis Geras FM.